Aš manau, kad kai vaikui sukanka 18 metų, va šitos pinigų sumos tikrai pakanka daugam. 55 827 eurai. Už tokią pinigų sumą galima jau planuotis pirkti nekilnojamą turtą, išleisti vaiką į mokslus, nupirkti automobilį arba galų gale išnuomoti būstą, kuriame vaikui bus patogu, gera ir prie pat jo studijų. Ką aš noriu pasakyti, kad tiek tikėtina, kad jūs sukaupsite per 15 metų. Tai jeigu per 15 metų jūs įdėte 27 000 eurų su 150 eurų kiekvieną mėnesį ir nieko nekeičiat, dedat tik tai šią pinigų sumą, tai tikėtina, kad tiek ir sukaupsite. Čia aš jums rodau tik su 10% vidutinių metinių palūkanų. Taip pat turite atkreipti dėmesį, kad gali būti ir mažesnės palūkanos, bet visą laiką reikia tikėti, nes pas mus klientai gauna metinės palūkanas ir didesnės, kadangi tai yra investicijos, jos gali sviruoti. Jūs dokumentą gaunate su keliom lentelėm ir patys įvertinat, bet aš jums galiu pasakyti, kad tai yra nuostabus rezultatas, kurio galima tikėtis ir tikrai mūsų klientai yra labai patenkinti rezultatais, kurie jau naudojasi pinigais sukauptais.